Visas šitas kelias, jis buvo ilgas. Vienintelį, ką jau tada buvo aišku, kad ateitį yra pas didelis. Ir yra keletą kelių, arba prisijungti prie didelių, arba kitas kelias buvo iš mažų susijungti vieną kažkokį bendriją ir padaryti irgi didelį. Artūras vieną dieną paskambino ir sako, žiūrėk, yra tokia situacija. Yra Interkarsas kompanija, kuri nori ateiti ir vat, kaip jie ir sutiko, ar tu nenori. O aš irgi galvoju, aš tą laukiu. Yra aistra, viską galim kalnus nuverti. Mes juos ir nuvertėm ir atidarėm. Čia fonas labai geras, čia tam, kad nebirėtų dulkės ir nebūtų liūdna. Kodėl šitas užklijaut? Kad liūdna, ne? Nebūtų liūdna. Molėm darėm su didžiausiu malonumu. Ir tada gegužės mėnesį paspaudėm rankas, o birželio mėnesį sužinojom visą Lietuvą, kad esam krizėje. Prasidėjus tai krizei, visi sakė, kurgi dėda, tu man, čia mes jau vietiniai milžinai, nežinom, kaip čia tą galą su galu sudurto, čia kažkokie naujokai, tie šansų jie neturi. Kai kurie biški šaipėsi, nieko iš čia nepadarysit. Aš ir pats turbūt nelabai tom tikėjau. Galbūt net nevertinau, kad ateis tikrai toks stiprus. Dauguma mūsų rimtų konkurentų buvo atsipalaidavę ir visą savo nesėkmės, visą savo kritimas biznio nurašinėjo ant to, kad yra krizė. Krizė atėjo ir aš labai su dideliu entuziazmu, kad tai yra galimybių metas, kad tai yra Interkarsas, dabar viską sudėlios į vietas. Visiems buvo įdomu ir visi stengėsi ir ėjo pirmin. Zaczynaliśmy 10 lat temu, nie wiedzieliśmy, z czym się zetkniemy, jakie będą problemy. Trzeba było przygotować program, opracować całą logistykę. Zaczynaliśmy od zera. Savininkui ir įkūrėjai Interkarso reiktų duoti Nobelio premiją. Logistikos tokios aš nesu matęs. Kiekvienas žmogus, sakykime, atėjęs vos ne į darbo pabaigą, gali susakyti detalę ir kitą rytą, tik atsidarius filialus jau gali ją nusipirkti. Tai yra kažkas, mums lietuviam tai buvo visiškai nerealu. Staigiai ta plėtra labai kažkaip įvyko. Net negalėjom įsivaizduoti, kad apyvarta gali užaugti 3-4 kartus didesnį. O apyvarta pradėjo augti ten stulbinančių greičių. Krizė, visur krizė, o čia auga apyvarta. Gdyby ktoś 10 lat temu powiedział mi, że po 10 latach będziemy realizować ponad 50 milionów obrotu, po prostu bym nie uwierzył. Interkarsas atėjo, tai kai segė, tai segė. Didžiosios įmonės pradėjo mus kopijuoti. Į kiekvieną miestą, kai ateidavo Interkarsas, tam tikras smūgis būdavo konkurentam, nes Interkarsas atsirasdavo arčiau klientų. Ir tik aš atsidariau ir visi konkurentai. Visi, kokie yra, visi atsirado čia. Nežinau, kaip magnetų Interkarsas sustraukė. Ta konkurencija pradėjo vykti labai nešvariai ir netvarkingai. Visi pradėjo stengtis nesąžiningai konkuruoti, kaip tai turėtų būti, o stengtis pakenkti, kažkaip apjuodinti. Kažką bando kopijuoti, kažką daryti, per tą pačią kainą sužaisti, tai tenka atlaikyti tų smūgių, bet stengiamės nesivelti tos jų žaidimus. Mes čia girdavom kaip centrinis sandėlys naktimis. Šalia esančią parduotuvę plėšė vagys. Ir mūsų sandėlininkai, 2 berniukai, jauni, 18-19 metų, išbėgo į lauką, šaukdami nuvijo tos vagis.
Aš čiupau plaktuką, Vytas čiupo teršlinį raktą. Ir po to mes juos pasveikinom, įteikėm dovanėlę po... Beisbolo lazdą su išgraviravimu data, viskas laikas. Nu tai va, kokie pas mus narsoliai. Prekės saugios. Čia prekės saugios. Būkit ramus. Chebra, nepamirškit diržą, turėsit nešioti. Greitis, kokybė ir didelis pasirinkimas. Eidavo mano klientas per salę ir nešdavo 2 kėdutės vaikiškos. Aš priejau, sakau, klausyk, tu ką, jau reklaminių agentų įsidarbinai? Sakau, kad ne, aš iš tavęs juos perku. Nepatikėjau. Prisėdau prie kompiuterio ir akurat patikrinau sąskaitą. Taip, mes turim vaikiškų kėdučių ir visokių spalvų ir visokių modifikacijų. Netgi dabar klientai klausia, ar turit to ar ano. Aš geriau jūs paklauskit, ko neturim, nes bus lengviau atsakyti. Labai dažnai tenka išgirsti, kad maždaug tokio dialogo, susitvarkė automobilį, o kur tvarkė? Pas kažkokį murzių garažą. Kokio lygio tada iš viso tas remontas gali būti, apie ką mes kalbame? Tai Intercarso tikslas yra padaryti taip, kad visi mūsų servisai būtų visų pirma kvalifikuoti, kad ten dirbtų sertifikuoti žmonės ir kad mes galėtume ramiai važinėti. Mes duodam servisui viską, ko jam reikia. Detalės, įranga, mokymai. Aišku, dar daug ką reikia padaryti, ta prasme, kad tie servisai taptų tikri tokie vakarietiški ir manau, kad Intercarsas prie to labai smarkiai prisideda. Intercarsas ir išsiskiria tuo požiūriu, sakykime, į klientus, kad jie mums svarbus ne kaip piniginiai vienetai, o kaip mūsų partneriai. Jauti, kad už tavęs stovi tikrai didelė organizacija, kuri bet kada gali tau padėti, bet kada gali pasikonsultuoti. Intercarsas bėdoje niekada nepaliko. Kai pasakė prieš darant Intercarsą, kad jeigu bus, padėsiu. Taip ir było. Ci, którzy jako pierwsi wierzyli w ideę Intercarsu, chwała im za to, bo oni ryzykowali. Visi krūvoj, Lietuvoje mes esam, sakykime, didelė stipri nenugalima jėga. Jeigu atskirai po vieną, mes šito, niekas negalėtumėm turėti. Gerų darbuotojų, gerų minčių, gerų darbų vedimi mes ir pasiekėm tą rezultatą. Visai didelių paslapčių neišduosiu turbūt, kad ne iškirstų konkurentai.